Ši pamoka bus apie dirbtinio intelekto įrankį ChatGPT. Apžvelgsime, kuo jis pasikeitė per pusę metų ir palyginsime jį su kitu dirbtiniu intelektu, tai yra Google Gemini. Šią pamoką įrašinėju 2024 metų lapkričio mėnesį ir palyginsiu ChatGPT su tuo, kaip jis atsakinėjo ir kaip jis elgėsi 2024 kovo mėnesį. Priminsiu nežinantiems, kad programėlę ChatGPT galite atsisiųsti į savo telefoną arba galite naudotis kompiuteryje nuėję adresu chatgpt.com. Tik noriu įspėti, tuos, kurie bandys atsisiųsti ChatGPT programėlę į telefoną, neatsisiųskite kažkokių tai keistų programėlių. Rinkitės originalų kūrėją, o kūrėjas yra OpenAI. Tai yra OpenAI. Kaip jie atrodo, matote apačioje. Taigi, vienas skirtumas po pusės metų jau yra toks, kad ChatGPT svetainėje dirbtiniu intelektu galite pasinaudoti nesusikūrę paskyros. Ir kaip matote, viskas čia jau yra lietuviškai, nebe angliškai. Šiame laukelėje galime parašyti tai, ko mes norime paklausti. Pavyzdžiui, kada tu buvai sukurtas? Pažiūrėkime, ką atsakys. Štai koks atsakymas, aš esu sukurtas kūrėjų OpenAI, o mano paskutinė didelė treniruotė baigėsi 23 metų lapkritį. Na, o aš dabar filmuoju 2024 metų lapkritį, vadinasi paskutiniųjų metų informacijos šis dirbtinio intelekto modelis nežino. Štai čia viršuje galime matyti, su kokiu ChatGPT modeliu mes dirbame. Ir paspaudus ant jo yra paaiškinimas. Jeigu mes norėtume naudoti galingesnį modelį, mums reikėtų prisijungti, jeigu turime paskyrą, arba susikurti paskyrą, jeigu jos neturime. Tiesa, negaliu nepriminti, jeigu naudosite ChatGPT arba jeigu juo naudosis mokiniai, priminkit ir jiems, kad ChatGPT faktams naudoti nederėtų. Net ir apačioje štai yra parašyta ChatGPT gali suklysti. Pasitikrinkite svarbią informaciją. Na ir dar vienas dalykas, kurio tikrai negaliu nepaminėti, yra štai šis. Yra apačioje parašyta, nesidalykite slapta informacija. Pokalbiai, tai yra tie, ką aš parašysiu ir ką man atrašys ChatGPT, tai yra tie pokalbiai gali būti peržiūrimi dėl saugumo ir siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui. Na, kitais žodžiais tariant, jūsų pokalbį gali perskaityti bet koks žmogus, kuris užsiima šio dirbtinio intelekto kūrimu ir apmokymu. Todėl susirašinėjant su ChatGPT nereikėtų minėti jokių vardų, pavardžių, asmens kodų, jokių banko duomenų, na ir visų kitų asmeninių savo ir kitų žmonių duomenų. Tai yra labai svarbu. Na ir jeigu patys nežadate naudotis ChatGPT, žinokit, kad mokiniai juo tikrai naudojasi, o mes apžiūrėsim dabar, kokios yra galimybės ir kas atsirado naujo per pastarąjį laikotarpį. Aš šituo senu dirbtinio intelekto modeliu, kuris buvo atnaujintas prieš metus, naudotis tikrai nenoriu. Aš geriau prisijungsiu, kad galėčiau naudoti tobulesnį modelį. Na gerai, aš jau esu prisijungusi ir iš karto matosi pirma naujovė, kuri atsirado visai neseniai. Dabar ChatGPT turi atmintį. Kitaip tariant, visi šitie pokalbiai, kuriuos aš su ChatGPT kalbėjausi, jie buvo atskiri vienas nuo kito. Na, įsivaizduokim, kad tie pokalbiai buvo kalbėti su skirtingais žmonėmis skirtingose kambariuose. Ir pavyzdžiui, apie vieną pokalbį kitas pokalbis nieko nežino. O dabar ChatGPT jau turi atmintį. Ir paaiškinta, ChatGPT automatiškai prisimins duomenis ir parinktis, kurias bendrinate pokalbiuose, perkeldamas jas tarp pokalbių. Na tai pavyzdžiui, jeigu aš viename pokalbyje aš naudoju jį receptams, ką noriu pasigaminti savo virtuvėje, ir jeigu viename pokalbyje aš užsiminiau, kad aš nemėgstu svogūnų, tada kitame pokalbyje, jeigu noriu kažkokio tai naujo recepto, man nebus būtina dar kartą paminėti jam, kad aš nemėgstu svogūnų,
jis tai prisimins ir receptą man parašys, jau turėdamas tai mintyje. Ta atmintį mes galime įjungti arba ją nesinaudoti. Jeigu jos neįjungsim, tai atmintis neegzistuos, o jeigu įjungsime, tai bus taip, kaip aš ką tik ir paaiškinau. Tai pabandykim įjungti atmintį ir pasižiūrėkim, ką galime įdomaus nuveikti su šiuo modeliu. Na, visų pirma, paklauskime, kuo tu patobulėjai per pastaruosius metus. Pažiūrėkime, ką jis atsakys. Na va, mes viso teksto čia neskaitysim, bet žinokit, kad ir kuriuo metu jūs paklaustumėt to paties klausimo, jūs galit gauti visai kitokį atsakymą. Jeigu ChatGPT patobulės vienu ar kitokiu dalyku, tai jį čia tikriausiai ir gausite atsakymę. Na tai kuo jis patobulėjo? Apie atmintį jau pasikalbėjom, kontekstą geriau supranta, generuoja kūrybiškesnius tekstus, geriau supranta kelias kalbas. O taip pat čia labai svarbus momentas, jis labiau paiso etikos ir autorių teisių taisyklių laikymosi. Tai yra, jis vengia generuoti turinį, kuris pažeidžia autorių teisės. Ir tai yra labai teigiamas dalykas. Na gerai, bet dviejų pagrindinių dalykų, kuriais jis patobulėjo per pastaruosius pusę metų, jis tikrai nepaminėjo. O tai yra, nuo šiol ChatGPT jau gali naršyti internete. Anksčiau jis to padaryti negalėjo. Tarkim, aš noriu iš jo išpešti kažkokį tai faktą. Ir noriu, kad jis tą faktą patikrintų internete. Aš jo galiu to ir paprašyti. Atsidarysiu naują pokalbį. Na ir pavyzdžiui, pabandykim užduoti jam tokį klausimą. Taip, ar matėt, jis patikrino internete vieną svetainę, gaila, kad tik tiek, bet pabandysim paprašyti, kad jis patikrintų daugiau svetainių. Na ir pažiūrėkim, ar jis teisybę parašė. Paskutiniai rinkimai Lietuvoje įvyko 24 metų spalio 13 dieną. Tai yra tiesa. Kai buvo renkami Seimo nariai. Po šių rinkimų, kurie vyko 2 turais, daugiausia mandatų laimėjo Lietuvos socialdemokratų partija. Antrą vietą užėmė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Na, neatsimenu, ar tikrai tiek mandatų buvo, bet, šita informacija panaši į teisybę. Bet pabandykim jo paprašyti, kad jis patikrintų daugiau šaltinių. Na gerai, dabar jau jis patikrino 2 svetainės. Ir štai galime čia pasižiūrėti, iš kur jis gavo tą informaciją. Iš paieškos sistemos Bing, iš svetainės labasrytas.lt ir iš Wikipedijos. Ir štai informacijos čia jau yra šiek tiek daugiau. Ir dar pačiame gale yra 2 šaltiniai. Pabandykim pažiūrėti, ar jis gali patikrinti dar daugiau šaltinių. Tai parašiau, ar tu gali patikrinti ne mažiau 10 šaltinių. Taip, jis dabar patikrino 7 svetaines, o tai jau šis tas, ar ne? Geriau negu viena ir geriau negu ne vienos. Reiškia, jis paima informaciją, ją apdoroja ir mums pateikia. Ir netgi pateikia nuorodą. Išsamesnius rinkimų rezultatus galite rasti šiuose šaltiniuose. Na, puiku. Tai jeigu norėtumėt naudoti ChatGPT faktams, būtinai jam pasakykite, kad jūs norite, kad jis patikrintų tai internete. Ir paprašykite, kad jis patikrintų ne mažiau negu 10 ar 20 šaltinių. Šitaip galėsime būti labiau tikri, kad informacija yra teisinga. Na, o jeigu labai nepasitikite ChatGPT, galite ir patys jo pateiktą informaciją patikrinti kažkur kitur. Tai čia, mano nuomonė, yra puikus patobulėjimas per pusę metų. Kol šitos galimybės nebuvo, jau internete sklandė tokie ChatGPT epitetai, kad ChatGPT dažnai turi haliucinacijas. Na, tų haliucinacijų yra jau šiek tiek mažiau, bet vis dar pasitaiko tokių atvejų.
Vieną kartą, kai šnekam su ChatGPT, atrodo, kad šnekam su labai protingu kompiuteriu, ar žmogumi, o kitą kartą su juo susirašinėjant atrodo tarsi proto ten nerasta, švelniai tariant. Taigi, jeigu kalbėsite su juo ir matysite, kad jis šneka šiek tiek į lankas, nepasiduokite, pabandykite atsidaryti naują pokalbį, paprašykite jo kažką atlikti ar kažką pasakyti iš naujo ir pažiūrėkit, koks tada bus jo atsakymas. Na ir nepamirškit jo paprašyti, kad jis patikrintų tai, ką pasakė internete. Kartais net neprašius jo paieškoti internete, jis sugalvoja ten paieškoti, o kartais ne. Kartais jis ima informaciją iš to, ką jis išmoko seniau. Bekarpydama šį vaizdo įrašą, pamačiau, kad atsirado dar vienas naujas dalykas. Štai šitas mygtukas. Jį paspaudus galima ChatGPT paprašyti, kad jis surastų kažką tai internete. Taigi čia toks trumpesnis variantas vietoj to, kad mes parašytumėm prašau, surask internete tą ir tą. Kitas dalykas, kurio nebuvo prieš pusę metų, nuo šiol mes galime prisekti failą, kad ChatGPT jį galėtų išanalizuoti, apibūdinti ar kažką kitą su juo nuveikti. Seniau to padaryti nebuvo galima. Pasižiūrėkim, kaip tai veikia. Aš įkelsiu paveikslėlį, kuriame yra parašytas tekstas. Ir paprašysiu, kad jis tą tekstą nuo paveikslėlio nurašytų, kad būtų galima jį nusikopijuoti ir turėti kaip tekstinį dokumentą. Visai neseniai aš jam daviau lygiai tokią pat užduotį ir jis ją įvykdė nepriekaištingai. Lietuvių kalboje jis nepadarė nė vienos klaidos. Pažiūrėkim, ar tai jam pasiseks dar kartą. Taip, taigi paspauskime sąvaržėlę ir mes galime įkelti failą arba iš Google disko, arba iš Microsoft disko, jeigu tokį naudojate, arba tiesiog įkelti iš kompiuterio. Aš pasirinksiu įkelti iš kompiuterio, nes kompiuteryje turiu tą failą, kurio man reikia. Ir aš tą failą pasirinkau ir paspaudžiau įkelti. Na gerai, bet įkelti neužtenka. Mums reikia parašyti, ką mes norime su tuo failu padaryti. Kodėl aš paminėjau, kad nebūtina to teksto išversti į kitą kalbą, nes ChatGPT tiesiog kartais paima ir sugalvoja viską išversti angliškai. O paveikslėlis atrodo štai taip. Grįžtam prie ChatGPT ir spaudžiam vykdyti. Štai tekstas iš paveikslėlio. Dabar pabandykim jį nusikopijuoti ir įsikelti į tekstinį dokumentą. Štai, nusikopijau tekstą į teksto rengyklę ir įsijunkim rašybos tikrinimą. Pasižiūrėkim, ar nebus jokių klaidų. Nieko jis nebraukė, braukė vieną neaišku jam žodį, bet kiek matau, jokių klaidų jis nepadarė. Puiku. Dabar aš šitą failą galiu išsisaugoti ir panaudoti jį ten, kur man reikėjo. Pabandykim padaryti tai, ko jis praeitą kartą nesugebėjo prieš pusę metų. O jis nesugebėjo surasti klaidų lietuviškame tekste. Aš buvau jam davusi tokį trumpą tekstuką. Tiesa, čia ne ChatGPT, o Gemini, bet buvau bandžiusi tą patį padaryti ir su ChatGPT. Abu jie suklydo panašiai. Taigi, aš buvau davusi štai tokį trumpą tekstuką ir paprašiau, kad jis ištaisytų klaidas. Tiesa, dar prieš pusę metų aš susirašinėdavau dažniausiai angliškai, kadangi lietuvių kalbos gebėjimai pas jį nebuvo labai geri. Taigi, aš jo buvau paprašiusi ištaisyti klaidas. Jis kažkodėl sugalvojo viską išversti į anglų kalbą, nors aš to neprašiau, ir jis parašė, kad tame tekste klaidų nėra. Pamenu, kad aš jo prašiau dar kartą patikrinti, kad klaidų tikrai yra. Aš jam net buvau paaiškinusi, kur tos klaidos. Jis su manimi sutiko, sako, taip, čia yra klaida, bet vis tiek nesugalvojo, kodėl ta klaida ten yra. O dabar aš pasirašiau štai tokį tekstą, irgi gana trumpą, ir taip pat pridariau jame klaidų.
Pabandysiu šitą failą įkelti į ChatGPT ir pasižiūrėti, ką jis mums pasakys. Taip, įvyko nežinoma klaida, tikriausiai jam nepatiko mano failo galūnė, tai yra failo formatas, aš pabandysiu perdaryti failą ir pasižiūrėsim, ar leis įkelti. Taip, šį kartą failo formatas jam patiko, tai yra docx tinka jam. Na ir aš jam parašiau, prašau patikrink šį tekstą ir parašyk, kur yra klaidos. Bandom. Va tai tau, aš labai nustebusi. Tikrai aš labai nustebusi, nes mano supratimu jis rado visas įmanomas klaidas. Na, pažiūrėkim. Aš padariau klaidą specialiai štai čia. Toliau ąžuolą parašiau. Ir vietoj didelis parašiau didelis. Ir vietoj gražus parašiau gražūs. 4 klaidos. Na, žiūrėkit, jis visas 4 klaidas rado. Nieko sau. Čia tai tikrai, bravo, patobulėjimas nerealus. Na gerai, pabandykim jam duoti kitą užduotį, kurios jis prieš pusmetį tikrai nesugebėjo atlikti. Užduotį aš jam buvau davusi štai tokią. Jis išanalizavęs mano duotus uždavinius, nusprendė, kad 1 + 5 nėra lygus 6, parašė, kad tai yra neteisinga. Ir taip pat jis man pasakė, kad 6 + 8 yra lygu 10. Taigi labai prastai jis pasirodė. Na, o pažiūrėkim, kaip bus dabar. Pabandykim įkelti matematinius skaičiavimus. O, įkelti failo jis nebeleidžia. Labai gerai, kad aš gavau šį pranešimą, kad jums galėčiau parodyti. Žiūrėkit. Jeigu aš noriu prisekti dar vieną failą, yra parašyta taip. Pasirinkite ChatGPT Plus arba vėl bandykite rytoj po 14 valandos. Kas yra ChatGPT Plus? Pasižiūrėkim. ChatGPT Plus yra jų išmaniausias modelis ir jis tikriausiai yra mokamas. Pabandykim pasižiūrėti ir paspauskim naujovinti. Taip, štai čia yra parašytos nemokamo ChatGPT galimybės ir mokamo ChatGPT galimybės. Taigi, kodėl mes dabar negalėjome užduoti jam dar vienos užduoties? Nes mes turime ribotą prieigą prie ChatGPT naujausio modelio. Jeigu mes norime toliau su juo bendrauti, mes galime tai daryti, bet jis tada naudos senesnį modelį, kuris yra mažiau tobulas. O jeigu norėtumėt naudotis ChatGPT naujausių modelių be limitų, tada turėtumėt mokėti $20 kiekvieną mėnesį. Ir tada jau turėtumėt prieigą prie ChatGPT naujausio modelio, iki 5 kartų daugiau pranešimų ir taip toliau. Taigi aš grįžtu atgal ir užduotį, kurią norėčiau jam duoti, aš duosiu rytoj.